Sveiki gerbiamieji, sveikinuosi su jumis ir su laimingomis ar ne naujienomis. Tai šiandien turim Liepos 27 dieną ir kas jau stebi mūsų seriją nuo 1000 iki 100 tūkstančių, žino, kad vasario 1 dieną pradėjom su 1000, šiandien yra Liepos 27 ir turim 20 080 dolerių. Tai yra pirmas mūsų toks didelis milestone. Didelis buvo jau tada, kai pasiekėm 10 tūkstančių. Bet šitas iš tikrųjų yra milžiniškas man ir gal netgi iš visos serijos, kad ir kokia jinai bebus, bus svarbiausias, kad pasiekėm tokį tikrai kritinį tašką. Tai pasižiūrėkim truputėlį statistiką, kaip jinai atrodo, taip pat pasižiūrėsim vėliau, ar ne, kas mūsų YouTube'ai yra naujo ir taip pat pasižiūrėsim, kaip dirba 10K botas, ar ne, ir kokie jo rezultatai. Ir taip pat pasižiūrėsim Altcoin Season indeksą. Tai vat, bet pradėkim nuo to, ar ne, kad pasiekėm mūsų tos 20 tūkstančių, labai ilgai apie tai kalbėjau, kad ir kainos didės, tai šiandien dar kainas paliksiu tokios, kokios yra, nes šiandien tą ribą pasiekėm, bet nuo rytojaus, ar ne, tai tarkim nuo 12 valandos nakties kainos padidėja. Tai jeigu dar norite įsigyti sistemą, galite labai lengvai tai padaryti, tiesiog užsukit ant bet kurio video, paspauskit ir išsiskleiskit ar aprašymą, rasit Telegram bendruomenę arba susisiekti su manimi. Parašysit žodį botas ir atsiųsim jums visą informaciją ir jeigu viskas tiks, galėsit prisijungti. Vietų kiekis yra ribotas, vietas taip pat galima rezervuoti, jeigu tiek pinigų neturit, galite užsirezervuoti savo vietą ir, pavyzdžiui, kitą mėnesį prisijungti ar dar kitą. Tai vat, paskutinį kartą, kai mes kalbėjom, tai mes turėjom 18 600, tai buvo prieš, šiandien 20 diena, tada buvo 20 diena, šiandien 27, tai prieš savaitę. Tai per savaitę botas uždirbo 1400. Nu, vienas čia rašo 1300, bet tarkim. Tai va, ir tokia statistika. Tai esu labai laimingas dėl to. Vienas iš pagrindinių dalykų, kai mes darėm ar ne tą 20 dieną, tai mūsų tas mėnuo toks tikrai nebuvo pernelyg stipriausias, nes jeigu jūs pamenat, per gegužės mėnesį uždirbom 4200, per birželį 4500 ir dabar turim kažkur apie 3300 ar 3500, nebeatsimenu. Reiktų pasižiūrėsiu tiksliau. Tai tikrai mums iki tų 4000 ribos, ar mes pasieksim tai per 4 dienas, nu labai gerai turėtų viskas suvažiuoti, bet aš dėl to visiškai nepergyvenu, kad mes vėl mėnesio nepagerinom iš tos pusės, bet kad mes pasiekėm šitą rezultatą, tai yra nuostabu. Kitas dalykas, ar ne, buvo toksai komentaras, kurį noriu adresuoti, tai ar ne suma vis didėja, tai turėtų didėti ir signalų sumos. Ir turėtume vis daugiau ir uždirbti, iš tikro, ar ne? Tačiau aš, kuo didesnė yra suma, aš tuo konservatyviau žiūriu, ar ne? Tai reiškia, kai mes buvom su 1000, mes tikrai galėjom ir daugiau rizikuoti, ir sudeginti, ir tiesiog eksperimentuoti su to. Bet dabar, kai yra 20 000, aš riziką kaip tik visada noriu kuo labiau sumažinti, tegul jau lėčiau auga, bet mes neprarasim tos sumos. Tai čia toks tikslas ir yra. Kažkokių tai settingsų, ar ne, automatizuotos sistemos aš nekeičiau, bet aš taip agresyviai vieno signalo sumos nebedidinu, nes noriu išlaikyti tą sumą ir geriau jau man lėčiau augs, jau aš geriau, ar ne, uždirbsiu per mėnesį, kad ir 10%, bet jau dabar nuo esamų 20 000 ir kitą mėnesį mano pelnas, pavyzdžiui, bus tik 2000, negu kad aš labai stipriai pradėsiu rizikuoti ir, tarkim, iš viso į minusą mes nuvažiuosim. Tai yra man labai svarbu. Ir rašo žmonės, ar ne, tai turėtų vis daugiau ir daugiau. Taip rašo žmonės, kurie neturi visiškai patirties, nei patys yra treidinę, nei su automatizuotomis sistemomis nėra dirbę. Jie tik ir galvoja, čia vis daugiau, bet rizikingą žaidimą mes čia žaidžiam ir norim kaip tik, ar ne, kai kuriuose vietose parizikuoti, o kai jau esam patogioj pozicijai, mes norim tą riziką visiškai sumažinti. Čia tas pats, kaip ar ne pensinio amžiaus žmogus jau pradėtų gyvenime labai stipriai rizikuoti. Ne, jis tam yra gyvenimo taške, kai jis turi maks komfortiškai jaustis, būti ir kuo mažiau jau ta rizika turėjo būti anksčiau, ar ne? Ar iš darbo pusės, ar iš karjeros pusės, iš šeimos pusės kažką daryti, ar ne, kad pasiekti tam tikrus tikslus. O dabar, kai jau yra senatvė, jau mes nebeturim mes turim mėgautis, atsipalaiduoti, ar ne, ir kuo mažiau rizikos prisimti. Tai va, čia pagrindinė mano tokia mintis ir turim nuostabų rezultatą. Viskas liuks.
Naujausias dalykas mūsų YouTube yra, kad turim atsiliepimų skiltį, ar ne? Tai turim, ar ne, automatizuotą sistemą skiltį, turim Bitcoin analizę skirti, kur paskutiniuoju metu mažai postinu, nes tiesiog su Bitcoinu niekas nevyksta. Aš vis dar esu atidaręs Bitcoino shortų poziciją, jinai vis dar yra pelninga, tačiau jinai tiesiog rangina ir nieko nevyksta su ja. Tai šitoj vietoj mes aktyvesni bendrai būsim rugsėjo mėnesį, ar ne? Dar rugpjūtį tikrai negrįš likvidumas, tai man atrodo rugpjūčio gale, rugsėjo pradžiai aktyviai pradėsim darbuotis, tai būtinai irgi prisijungkit, jeigu nesate dar subscribinkit, ar ne? Tada turim blogai ir kas yra įdomiausia, narių atsiliepimai. Tai jeigu norit sužinoti apie mūsų Discordo grupę, mokymus, bendrai, ką žmonės mano apie ar ne mūsų visą tradingą, tai pasižiūrėkit štai čia. Rasit 5 atsiliepimus ir visi šitie žmonės yra nuostabus ir su jais dirbu. Tai pasižiūrėkim 10K botas, ką veikia, ar ne? Tai 10K botas nuo gegužės pradžios iki, čia jau turim beveik 3 mėnesių statistiką, žiauriai yra suvažiavęs ir turim beveik 39 611 dolerių. Tai paskutinis laikotarpis tikrai labai stiprus, matome, turim tokius šuolius stiprius, bum, 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 o kitur tokie kaip ir stagnacija, po truputėlį kylam, bet nieko ypatingo nevyksta. Pažiūrėkim tą statistiką, kaip tas daily profit atrodo per tas dienas, ar ne? Tai matome šitas laikotarpis, kur visiškai taip lėtai važiuoja, būna ir tokių labai rimtų dienų, kur po 500 uždirbam, bet dažniausiai tarp 100 ir 300. Ir tada turim, ar ne, anomaliją, tokį spaiką, kur uždirba beliai kiek 2800 šitoj vietoj. Ir tada vėl 22 doleriai, 45, 72, 86 ir šiandien jau biškiai atsigavo 213. Tai bendrai boto darbas toks yra 10K, ar ne? Hold time'as irgi tuos vieno treido, kiek užtrunka vienas treidas, ar ne? Tai mes gan neblogai suvaldom, faktas, kad negalim marketo pilnai suvaldyti, ar ne, kaip kas vyksta, tačiau turim, kur čia max 31 valanda vienas treidas užtruko, tai šitoj vietoj, kaip matot, pelno ir nelabai ir buvo. Kuo daugiau per dieną treidų apturim, kuo jie yra trumpesni, tuo mums yra geriau. Win ratio pataikymo procentas mažiausiai kiek buvo, kaip matot, 90%. Didžiausi laimėjimai, didžiausi pralaimėjimai, kaip matot, pačioj pradžioj turėjom irgi, pavadinsiu, anomalijom, kur reikėjo botą stipriai updatinti, tačiau turėjom po 200 dolerių čia apytiksliai nuostolių, čia 42 ir tada tokie maži nuostoliai, nieko ypatingo, tai praėjom tą etapą ir net jeigu turėtumėm tokius pralaimėjimus ateityje, visiškai nieko tokio nebūtų, mes galėtumėm su to gyventi. Populiariausios poros, kurios daugiausiai mums uždirbo, treidai per dieną, tai matome, kaip stipriai sumažėjo treidų, ar ne, nėra likvidumo Liepos mėnesį ir manau, rugpjūtį bus tas pats. Manau, stipriai sugrįšim rugsėjo pradžioj, rugsėjo gale. Ir čia matome jau tos treidus, ar ne, matome, kad treidas 18 valandų užtruko, kas yra labai blogai, tačiau visa kita, matome, kur treidai po minutę, 0 minučių, ta prasme, mes ir to ir siekiam, kad treidas užtruktų iki valandos arba iki pusės valandos. Tobulai niekada negalim gauti, tačiau matome 0 minučių, 2 minutės. Ir taip ir gražiai skalpinam. 1 valanda, jau anomalija, jau negerai, norim iki valandos, kad būtų. Tai čia 10 boto prezentacija, ar ne, tokia trumpa. Ir paskutinis dalykas tai yra altcoin, ar ne, season indeksas, pasiekėm 59, tai yra aukščiausia, kiek mes buvom pasiekę. O kodėl mes tiek esam pasiekę, nes tikriausiai Bitcoino ta įtaka nėra iš vis tokia stipri, ar ne? Ir Bitcoinas, kiek dabar, man atrodo, apie 64 000 vertė yra. Ir kitas dalykas yra, kad turim štai tokių valiutų, kurios tiesiog kosmiškai varo. Beat, Rain, Ondo, labai gražus pelnai, bet top 7, top 8 per 90 dienų, jie kai kurie iššauna į viršų, bet kad turėtumėm stabilų kažkokį augimą, tai mes jo neturim, ar ne, kad dauguma altcoinų augtų per laiką, tarkim, po 30%, tai mes turim tik tai, nežinau, čia kokį 6-7, kurie tai rodo ir tad čia gali vykti ir nedideli kritimai ir viską tai išvalyti, o jau kritusios valiutos jau visai kitaip atrodo. Matome labai stipriai daug valiutų, kurios tiesiog per laiką daug krenta, ar ne? Ir grafikas čia atrodo lygiai, gražiai. Jeigu taip atrodytų šitas grafikas,
negu kad dar ne taip. Tai galėtumėm pradėti kalbėti apie altcoin season, bent jau kažkokį mažą ar nemažą etapą, galbūt ne tą altcoin season, bet bent jau ten kokį tarpą 1, 2, 3 mėnesių. Kol kas tikrai negaliu pasakyti, tai šitas grafikas jis visiškai klaidinantis, galim taip sakyti, jeigu kažkas galvoja, kad dabar reiktų pradėti investuoti, tai nerekomenduočiau. Norėčiau, kad pamatyti apatinius skaičius, vis dar, kad vat kaip čia apačioje mes kai išsivalom, bet norėčiau čia atsidurti ir tada kažką jau pradėti rimčiau galvoti. Kad spotui aš kažką pirksiu, labai abejoju long termai, bet kad botą agresyviau pajungti, tikrai taip. Tikrai taip. Tai vat ir tokia trumpa, greita apžvalga iš mano pusės, tai tikiuosi tokia, kaip čia nematoma šampano taurę iškeliam už tą pasiekimą, labai džiaugiuosi tikrai dėl to, kadangi gyvenime tiek dabar daug vyksta, sunku netgi ir atrodo pasidžiaugti ir išjaust, nes aš jau iš esmės pradėjau džiaugtis, kai mes buvom, nežinau, čia vat kažkur vat čia. Aš jau labai džiaugiausi ir galvoju, nes mano tikslas buvo iki rudens pasiekti 20 000. Ar mes galim iki rudens pasiekti 20 000? Aš apie tai labai ilgai kalbėjau, pavyzdžiui, čia buvo, nebeatsimenu, kada šitas video, bet 4 nuo viršaus, tai prieš tikriausiai mėnesį, 2 mėnesius, 20 000 iki rudens, čia buvo tas mano tikslas, kurio aš norėjau, kad rugpjūčio gale turėtumėm 20 000, dabar turim Liepos gale, turim ekstra mėnesį, per kurį dažnai tiesiog nerealu yra. Tai vat, tiesiog, nežinau, nerealūs rezultatai. Tai vat, ką galit padaryti, tai pasižiūrėti atsiliepimus, labai faini, vyručiai įdėjo jėgų, kad juos padarytų ar ne, nufilmuotų. Tikrai nėra paprasta save filmuoti, kalbant apie kitą žmogų ir jo paslaugas, aš nežinau, man pačiam tikriausiai irgi labai sunkiai sektųsi, nežinau, ar iš vis pavyktų, tai pažiūrėkit, padėkokit, kad galit ar ne daugiau apie mūsų veiklą išgirsti ir pamatyti iš kitų. Jeigu domitės automatizuotomis sistemomis, norite įsigyti, tai ant bet kurio video paspauskit ir čia bus linkai ir galit parašyti ir atrašysim jums. Tai kaip ir sakiau, kaina kils po šios dienos. Vietų kiekis yra ribotas, išlaikant efektyvumo ir reikia suprogramuoti jum vietą, bet naudotis gali ir žmonės, kurie visiškai nėra susidūrę su tradinimu, kripto investavimu bendrai. Tai palieku jūs tokią nuotaiką, pats labai džiaugiuosi, sakau, dar rugpjūtį tiek daug ir patį rugsėjį tiek daug dalykų vyksta, kad neišeina pilnai net išjausti, tiesiog džiaugiuosi, kad viskas taip vyksta. Gal kažkada po dar metų bus tas, wow, žinot, kai būna pagalvoja ir tik tai susivoki po metų 2, tai iš tikrųjų įvyko. Tai aš dabar to negaliu, tiesiog mano protas negali suvokti. Tai vat. Tiek šiam kartui. Daugiau info, taip pat aš kiekvieną dieną rezultatus pačius postinu į Telegramą. Telegramą bendruomenę, kaip matot. Taip pat galit pačekint, aš įmetu rezultatus ir būna, jeigu ant mano kanalo paspaudžiat, štai čia, Oskaras Trade, ar ne? Ir čia kaip storius, kai galite ar nežiūrėti per Instagramą, tai aš būtent įmetu kaip storius, o jeigu norit pamatyti kiekvieną dieną tokius update'us, tai ką dar galit padaryti, tiesiog susiraskit mane Instagrame. Mano Instagramas yra šitas. Tai aš čia kiekvieną dieną postinau, irgi kaip storius galima žiūrėti savo rezultatus. Tai ir daug visokių kitokių dalykų ar ne papostinau. Tai šiam kartui tiek. Pasimatysim, nežinau, kada dabar jau pasimatysim, bet manau tikrai ne anksčiau negu kad savaitę, gali būti, kad ir iš 1,5 savaitės. Tai pamėginsim pažiūrėti, kaip tas rugpjūtį, kaip uždarėm Liepą ir kaip tas rugpjūtis atrodo. Sakau, nieko ypatingo nesitikiu, rugpjūčio gale galbūt daugiau kažko, rugpjūčio pradžiai, pažiūrėsim. Dabar ir Liepą nesitikėjau, o rezultatai tikrai labai gražus. Tai šiam kartui tiek ir iki.